Na ką, kolegos vairuotojai. Panašu, kad tai bus paskutinis mano video apie Garmin. Dar kelios kliurkos iš Garmin logikos ir trumpai apie bendravimą su Garmin palaikymo komanda. Lengvas šokas. Varom. Sveiki kolegos, tęsiu dar navigacijų, tiksliau dabar Garmino temą. Trūksta žodžių. Vienu žodžiu, kai pasakojau, su Garminu buvo tokie bariai, kad man per savaitę 3 kartus vedė per uždarytus kelius. 2 kartus Garminas pats matė, kad kelias uždarytas, ir 1 kartą nematė uždaryto kelio, Tomtomas matė, Garminas ne. Ir vedė per uždarytą kelią. Aišku, nevažiavau per juos, neturiu sparnų, neskrendu, nežinau, neteleportuojuos ir nevelnio, nieko nedarau, tik tiesiog važiuoju. Po tų visų bairių parašiau Garmino supportui, tai yra palaikymui, susirašinėjau su jais, jie manęs prašė atsiųsti ten visus logus, sakysim, prisijungimus prie mano Garmino paskyros ir taip toliau, siųsti per Garmin Express kompiuterio programą tenai logus, tos įrašymus, tos visus navigacijos ir taip toliau. Ir paskui aš iš jų gaunu laišką. Tai buvo kažkas profesionalaus. Vienu žodžiu, gaunu atsakymą iš jų. Profesionalios kompanijos kūrinčias profesionalius įrankius profesionalam vairuotojam, sunkvežimiam. Jie net, kiek žinau, nekuria turbūt navigacijų apskritai lengviesiems automobiliams. Nesvarbu. Bet kas mane šokiravo, tai jų atsakymas. Skaitau, kas ten buvo parašyta. Angliškai paskaitysiu, paskui biškį papipyrinsiu, padruskinsiu ir pasakysiu lietuviškai. Kas supras angliškai, supras, kas nesupras, paaiškinsiu, ką lietuviškai reiškia. In the future, we would advise to ignore this driving tool and follow local diversion and road signs, or use local knowledge to best avoid these closed roads. Once again, I appreciate blah 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 blah. Tai dabar lietuviškai verčiu, ką jie pasakė. Biški druskos įberiu, kad būtų įdomiau. Sako, nachren siųstų mūsų navigaciją, mestų ją lauk, vadovaukis savo žiniom ir nukreipiamaisiais ženklais. Tai balin, kam nachren aš moku, gerai, aš pirkau Garminą 279 svarų kainavo, tai akcija buvo 100 svarų, tai šiaip jį originaliai 379 kainuoja. Kam aš mokėjau vos ne 300 svarų, kad aš turėčiau naudotis kaip local knowledge, vietiniam žiniom. Tai aš nepažįstu visos tos Anglijos ir visų tų miestelių, miestų, kaimų. Tai man navigacija reikalinga, kad ji mane išvestų uždarytose keliuose. Kur aš žinau, man nereikia. Bet man reikalinga tada, kada aš nežinau, o tikrai nežinau daug. Aš nežinau, aš ne London keptas Black Cabo taksistas, kuris mintinai moka žemėlapius kiekvienas gatveles. Ir toks atsakymas man buvo BOOM! Ką? Tipo nenaudok mūsų navigacijos. Tai kam tu ją kuri? Nieko nesupratau. Tai buvo paskutinis taškas, kada aš supaukau Garminą atgal į dėžutę ir kadangi sakiau, turėjau mėnesį laiko grąžinimą nuo pirkimo, aš jį gražiai pristačiau atgal į Argos sandėlį. Jeigu jis guli toje lentynoje ir parduota kam nors kitam. Bet toks bet, žinai, iš tikro žinot, pasakysiu taip, bent jau sąžiningai pasakė, kad mūsų navigacija nieko verta šitais atvejais. Mato uždarytus kelius, žino, kad bus uždarytas, bet nesugeba perskaičiuoti maršruto, apvažiuoti tą uždarimą. Man čia buvo, nežinau, Tomtomas, jeigu mato, įskaičiuoja maršrutą kur kitur. Garminas užsispyręs. Uždaryta, bet tu važiuok. Arba tada pagal Garmino supportą, palaikymą tą lietuviškai vadinamą, nenaudok mūsų navigacijos. Tai ir nenaudosiu. Supakuota, atgal ir lentyną. Grįžtu prie Tomtomo, turiu prenumeratą Tomtomo, dargauju ekspertą. Nusipirkau planšetę, kad būtų didesnis ekranas, užtenka man tų barių. Garminas patiko dėl savo tokio, kaip sakiau, stabilaus vedimo, saugaus tokio vedimo, kai kurių dalykų tikrai patiko, bet
man yra kaip naktiniam vairuotojui labai svarbu, kad mane vestų per uždarimus kelių. Jeigu manęs jis neapveda, sako, važiuok tiesiai, atsiprašau, tai kur man važiuoti? Neturiu sparnų, negaliu pakilti virš uždarimo, virš avarijų, virš uždarytų kelių, tikrai negaliu. Ir aš nuvažiavęs į kažkokį ten didesnį miestelį, aš nežinau tų gatvių, važiuoju tik tai, kad ženklai nerastų. Čia buvo šokas, man iš tikrųjų tai buvo šokas, Garmino viršūnė turbūt, nežinau. Bet nors sąžiningai pasakė. Už tai gerbiu Garminą, kad nors sąžiningai pasakė, kad mūsų navigacija yra šudiena. Cool. Laikom toliau.